Pirmiausia, aš norėčiau padėkoti visiems merams, kurie šiandien čia yra atvykę, ir buvusiems merams, matau. Ir galiu pasakyti, kad man tai yra labai svarbu šiandien kalbėti su jumis apie gyvenamųjų namų renovaciją dėl keletos priežasčių. Žinot, nuo idėjos iki rezultato nėra toks trumpas kelias. Ir ne tik Lietuvoje, bet aš esu pastebėjęs ir kitose valstybėse, naujas idėjas visuomenė priima labai iš lėto. Šiandien turim 2014. 2014. Praktiškai 10 metų, galima sakyti, yra prarasto laiko, arba 8 metai. Tai antrą kartą mes grįžom prie tos idėjos, socialdemokratų frakcija, tada, kada mes buvom opozicijoje, vis dėlto dar kartą iškėlėm klausimą, nejaugi mes esam tokie, tik kalbėtojai, bet nedarytojai. Ir pradėjom, aišku, čia kai kuriuos netgi ir čia sėdinčių žmonės pasikvietėm į pagalbą, tie, kurie jau irgi turėjo žinių ir matė, kaip yra renovuojami tie objektai. Supratom, kokią reikšmę visą tai vaidina mūsų šalies ekonomikai. Pačiai ekonomikai, aš jau nekalbu apie gyvenimo sąlygų pagerinimą tiems žmonėms, kurie gyvena renovuotose namuose. Ir tikrai ta programa buvo paruošta ir aš džiaugiuosi, kad jinai greitai virto kūną, kada šitą vyriausybę pradėjo dirbti. Ir aišku, dėkingas buvusiam aplinkos ministrui, jo komandai ir dabartiniam ministrui, kuris tęsia tos programos įgyvendinimą. Bet tai čia yra, kaip sakyti, tame pačiame aukščiausiame lygyje buvo priimti tam tikri sprendimai. Be jūsų, mėly merai, be jūsų, kaip sakyti, ryžto, užsispyrimo ir tiesioginio darbo su gyvenamųjų namų bendruomenių nariais, tai vargu irgi ar būtų visai tai pajudėję, ar būtų įspręsta. Žinot, viršui gali daug ką norėti, bet jeigu nėra suderinamumo bendro darbo tarp vyriausybės, savivaldybių, tai tada ir prasideda tam tikri stabdžiai. Matau, kad tikrai žingsniai tam tikri per 2 metus padaryti. Ir tikrai šiandien, kalbėdamas valdovų rūmuose, tikrai aš jums tariu didžiulį ačiū, kad mes supratom, kad bendrai dirbdami turim padėti Lietuvos žmonėms.